Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandieną mes kalbėsim, kaip tapti post-egzistencialistu. Šiandieną mes sužinosim, koks yra 13 žingsnis. Tai 13 žingsnis skamba taip. Dalyvaukite gyvenimo kasdienybėje, bet neįsivelkite į ją. Gyvenimas, kaip jūs žinote, jisai ribotas yra energijoje, laike, erdvėje. Mes turim miegot, keltis, eiti į darbą, daryti kažkokius, nežinau, mums priklausančius dalykus arba nepriklausančius, jeigu jūs to nenorite daryti. Bet labai svarbu išmokti visą tai derinti, neįsivelti, kad turėti laiko pasvajoti, pagalvoti apie tai, kas jums yra svarbu. Gali būti taip, jūs turėsite laiko, bet jūs neturėsite energijos realizuoti savo svajonėm. Todėl išmokit sudėlioti taip, kad kasdienybė jūsų neįtrauktų. Padarykime pratimą. Pratimas skambėtų taip. Paimkite, tiesiog ramiai sėskite ir surašykite, kokie yra jūsų šios dienos tikslai. Ką jūs norėtumėte šiandien padaryti, kas jums būtų iš tikrųjų svarbu. Pagalvokite, kiek jūs skirsite tam laiko, kokioj erdvėje tai padarysite, kiek jums reikia energijos, kad tai realizuoti. Pagalvokite, ar tuo metu, kada jūs jau ateisite į tą erdvę ir ateis tas laikas, ar jūs dar turėsite energijos, gal jūs jau būsit pervargęs. Susiplanuokit. Išlyskit iš kasdienybės. Bet joje teks gyventi ir niekur nuo to nedingsite. Pabandykite realizuoti tai, ką susiplanavot. Kada atliksit šitą žingsnį, žengiam dar vieną žingsnį, 14 žingsnį. Nebūtina kovot, nebūtinai reikia susikurti savo priešus. Dažnai mums sako, reikia turėti priešus, su jais kovoti, reikia ten turėti savo kažkokius, įsitikinimus dėl jų tenai iki pat paskutinio kraujo lašo kautis. Post-egzistencialistas gina savo interesus, bet jisai nesistengia sukurti kažkokių ypatingų konfliktinių situacijų, o to labiau jisai nesistengia sukurti savo priešų. Yra viena mažytė problema. Priešai mus pririša. Kada jūs turite priešus, jūs nesat laisvas. Jūs kovojat su jais, jūs galvojat, kaip juos nugalėti ir jūs tada prisirišat. O kada jūs prisirišat, energija, laikas, viskas išeina veltui. Jūs visą gyvenimą praleidžiate su kažko tai kovodami arba kažkam tai bandydami įtikinti vieną arba kitą tiesą. Spjaukite kitai. Ir tai visai visiškai yra nesvarbu. Gyvenkite savo gyvenimą. Ir svarbiausia, nereikia per daug įsakyti kitiems žmonėms, ką jiems reikia daryti. Padarykim labai paprastai. Atlikim pratimą. Apžvelkite savo gyvenimą. Paklauskite savęs, su kuo jūs dabar kovojat. Jeigu turite atsakymą, kad su kažkuo kovojat, pagalvokite, ar iš tikrųjų ta kova yra verta. Ar verta to laiko, tos energijos, kurią jūs sugaištate. Gal galima būtų kažkaip tai kitaip įspręsti tą klausimą. O gal jūs jau priklausomas nuo tos kovos, jūs jau negalite iš jos išeiti, arba jūs taip galvojat, kad jūs negalite išeiti. Visada galima išeiti iš kovos. Gal jūs galite tiesiog kai kurių kovų ir nepradėti. Pabandykite atsakyti šitos klausimus, atlikite šitą pratimą. Kada padarysit šitą žingsnį, šitą pratimą, žengsim sekantį. Jūs laisvas rinktis, netgi rinktis gyventi arba mirti. Visada yra pasirinkimas. Jūs galite, jūsų laisvė nėra apribota, jūs galite priimti bet kokį sprendimą, netgi ir patį keisčiausią. Kaip aš minėjau, jūs galite nuspręsti, kad tiesiog galite nueiti ir mirti arba nusižudyti. Aš žinoma to nerekomenduoju, bet jūs galite priimti bet kokį sprendimą. Tai jeigu jūs priiminėjate sprendimą, jūs už tą sprendimą ir, kaip sakoma, tą sprendimą jūs galite ir pakeisti. Nėra atsakomybės, šiandien aš priėmiau vieną sprendimą, rytoj aš priėmiau kitą. Taip, jūs turite teisę jį pakeisti. Jūs nepriklausot, kad tam sprendimui, priėmiau sprendimą, tai dabar nuo to sprendimo ir priklausau. Liktai mano sprendimas yra svarbiau negu aš. Aš galiu pakeisti savo nuomonę. Jūs laisvas rinktis. Bet neužmirškite vieno dalyko, nepasirinkimas, tai irgi yra pasirinkimas. Jums atrodo, aš čia dabar nesirinksiu, aš čia palauksiu, aš čia pabūsiu, ne. Jeigu jūs nesirenkat, jūs vis tiek renkatės. Todėl pagalvokite, labai rimtai pagalvokite, ar vieną, ar kitą, ar trečią, ar ketvirtą rinktis, ar jūs ant bandysit nesirinkti, jūs vis tiek turėsite pasirinkti. Tai dabar padarykime sekantį pratimuką. Atsisėskite ramiai, pagalvokit, kokius sprendimus turite priimti artimiausiu metu. Kokių sprendimų vengiate, kokiuose situacijose jūs dabar gal įklimpęs ir nepriiminėjate jokių sprendimų, jūs tiesiog tame liktai pakibęs. Pagalvokit, kaip galima būtų priimti sprendimą ir išeiti iš šitos visos situacijos. Gerai, tai šiandien mes padarėm 3 žingsniukus į priekį, tampant post-egzistencialistu, susitiksim sekantį kartą ir žingsniuosim toliau. Sėkmės jums visiems. Pirmyn, bandykit tapti post-egzistencialistu.